laiminga. Žmogus, kuris dirba prezidentūroje. Juodai apsirengęs baltai. Džinsiniam kelniam, juodais batais ir grandinėm. Didžiuojasi, myluoja. Su sūnum kartais, jeigu vasarą krepšinį pamėtom, kadangi sūnus krepšininkas, arba tenisą sužaidžiam, stalo tenisą. Kadangi gyvenu name, tai vasarą ir žolę atjaunu, ir tvoras dedu, viską moku, ir elektrą galiu suremontuoti. Kaip ir visų žmonių mėgstam keliauti. Teisėjas, kaip visas svarstyklėse, turi būti teisingas, pareigingumas, įsigilinimas į darbą, atsakomybės jausmas. Iš esmės, turbūt visos bendražmogiškos savybės. Mūsų nuomonė, teisėjo profesija pati sąžiningiausia ir teisingiausia. Šiuolaikiniui teisėjui rūpi pats žmogus. Jis stengiasi, kad bausmė būtų proporcinga nusikaltimui. Savo pristatymą norime pabaigti prancūzų rašytojo Stendalio citata. Kuo labiau išvystytas protas, tuo aiškiau jis suvokia, kad teisingumas vienintelis kelias į laimę. Taigi, būtent teisėjai leidžia mūsų visuomeniai jaustis saugiai.